pagulėt, skėsna, prašau. Ir dar su gimtadieniu pasveikinti. Sveikinu su gimtadieniu. Kiek man buvo 15 metų, ten buvo baisoka. Žiūrėjom televiziją. Matėm, kaip ateina kareiviai ir tada nieko nebesimato daugiau. Meanwhile, Gorbachev ordered a halt to the use of force in Lithuania today after 2 days of violent raids by Soviet troops that ended early this morning. ABC's Jim Laurie is in Vilnius. Ir tada mes nuvažiavom prie Kauno televizijos. Ten žmonės susirinko saugoti, bet be jokių ginklų, be nieko. Ir vieni sako, atvažiuoja tankas, ten kažkoks traktorius tik važiuoja. Gal ten traktorių kažkas vairavo, kad tą televizijos bokštą apsaugoti. Bet Vilniuje tai ten buvo baisiau. Mano draugės iš Buklabjevos gal, kaimynė, nužuvo prie bokšto. Anyway, tai buvo baisu. Paskui tada Rusija užsuko visas ten naftas, nieko nebedavė. Tai buvo biški Wild West. Nebuvo benzino, eilės buvo didžiausios. Pinigai keitėsi kokius 3 kartus, man atrodo. Paskui infliacija buvo. Buvo tokie temporary money iš pradžių, bet labai buvo baisi infliacija, tai ten maišais pinigų reikdavo nešti. Nes kiekvieną savaitę viskas daugiau kainuodavo. In its main news program, Soviet TV did not broadcast these scenes of Soviet paratroopers cracking down. The official media portrays pro-independent Lithuanians as a minority, instead promoting a small pro-Moscow Salvation Front, which seeks to take power from Lithuania's democratically elected government. Yesterday, Man, kai aš buvau maža, tai niekas negalėdavo važiuoti ten į užsienį, kur nors į vakarus tik tai. Arba į rytus, arba į Union Republics. Nu, tai va, tokius galėdavom keliauti daugiau. Tai mes, kai važiuodavom į Palangą, tai prie jūros stovim ir aš senelio klausdavau, jeigu aš pasimčiau ten padangą tokią, ar aš iki Švedijos nuplaukčiau. Pabėgti. Kai niekur negalėdavom keliauti, atrodė ta Vokietija taip toli. O iš tikrųjų taip arti. Девять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mokyklai būdavo visokių nesąmonių. Pionieriai, tie raudoni kaklaraiščiai tokie būdavo. Nesąmonė. Tokie communist stuff. Propaganda. Kaip North Korea. Nebuvo galima eiti į bažnyčią. Nu, galima buvo, bet niekas nekalbėdavo apie tai, jeigu eidavo. Nelabai daug restoranų būdavo, tai tik tai namuose dažniausiai valgydavom. Ne visada būdavo tualetinio popieriaus pirkti. Tai jeigu nėra tualetinio, tai pasiimi laikraštį, sutrini taip, kad minkštas būtų. Aš tada valaisi šikną. Ладушки, О. Tai vairiai 60 man buvo 10 metų. Ir buvo balandžio mėnesis, o mano gimtadienis balandžio 2.
от Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Tai buvo labai geras oras, mėlynas dangus. Mes lauke žaidėm. Ir tada baba per langą rėkė, greit grįžkit namo. Ir tada davė jodo, iodine. Bet kažkaip tai gerai pasibaigė, nes vėjas pūtė kažkaip kitą pusę, kad į Lietuvą neužpūtė. Kitur pateko ir kitur Europoje, o Lietuvoje kažkaip gal ne taip. Nežinau. Arba nieks man nesakė. The Soviets might well have said nothing about this accident had not the wind blown the fallout over their neighbors in Scandinavia. Did some of the radioactivity go also to East Bloc nations? It is difficult to imagine a southeasterly wind from Kiev near the accident drifting toward Denmark and not touching Poland, Czechoslovakia, East Germany, perhaps Hungary, countries that are several hundred miles closer to the trouble than Scandinavia. But there's very little official word from any of those nations. For the moment, it may be safe to say that Western Europeans, Americans, and the world in general have a better sense of all this than the Russian public. Jed Duval for Nightline. Ir paskui daug lietuvių vyrų siuntė ten viską tvarkyti, tai daug susirgo vėžių, mirė daug. O paskui, kiek man 13 metų buvo, tai gal po 3 metų mes važiavom į Odesą, į Black Sea, į ekskursiją ir autobusas pasiklydo. Ir važiuojam keliu ir žiūrim ženklas Černobylis 40 kilometrų. Kaip visiems panika išsigando. Mes neišlipom iš autobuso, tai reikėjo greit apsisukti ir bėgti iš ten. Kažkaip baisu. Mamutė, tai jo, Survivor. Gimė Argentinoj 20 metais. Turėjo 3 sesės ir brolį. Kai jai buvo 2 metai, jie nusprendė grįžti į Lietuvą. Ten jiem per karšta buvo, sunkiai dirbo. Sakė, o Lietuva, koksai nuostabus kraštas, ten vaikam pripasako. Jie galvoja, kad važiuoja į stebuklų karalystę. O grįžo lapkritį, tai November. Ir iš laivo išlipo gal Vokietijoje, o iš Vokietijos į Lietuvą su arkliu turėjo važiuoti. Ir jau ten lyja, ruduo, šlapia. Tie vaikai sako, mes norim namo į Argentiną, kur čia mus atvežė. Paskui prasidėjo karas, nu jau mamutė tada buvo 20 metų. Buvo bardakas, pirmą atėjo rusai, paskui atėjo vokiečiai, paskui vėl rusai. Tada rusai vienais metais mamą nužudė namuose, kitais metais tėvą ir tą mažą sesę. Lovose rado kraujuotus visus. Tai išgyveno. Mamutės brolis buvo partizanas, tai miškuose slėpėsi ir kovojo, kad rusus išvaryti lauk. O kita sesė gal namuose nebuvo kažkaip tai. Tai jos išgyveno. Tai brolis, mamutė ir jos sesuo 3 survivors. Bet aš tai labai nieko žinau. Nu, tik tai žinau, kad rusai su traukiniais vežė lietuvius į Sibirą. Ten daug žmonių mirė per šaltį baisų. Ir darbą. Visokių buvo tų concentration camps. Senelio, palauk, dėdė kažkoks mirė. Bet gal ten buvo German camp. Kad sakė, nieko neturėjo valgyti ten žolę, tik tai bandydavo paimti ir kareiviai ateidavo ir užmindavo ant tos žolės, kad net negalėtų jos valgyti. Baisu. Bro, negaliu. Literally, me and my classmates had so many freaking discussions. Ir buvo vienas, kad kas jeigu Rusija užpultų mumis. Ir mes tokia su viena klasiokė
galvom, sakom, nu mes tai į Ameriką važiuotume, nes jos ten kažkokia mamos draugė gyvena Čikagoj. Aš tokia sakau, o tai arti būsim, nes pas mane teta Minnesotoje gyvena. Tai jeigu užpultų Rusiją, aš turbūt pas jumis atvažiuočiau, bet būtų blogai, nes Amerika bad dabar. I mean, I think that everyone in Lithuania have thought about that thought, that Russia could come for us. Yeah.